Metimas netaiklus, Raitas Daubaris Rupštavičiui, Mantas Rupštavičius. 5 tritaškai iškvietė. Milanovas, ilga Žalgirio ataka, Rupštavičius iš kampo, 3 taškai. Dar vienas taiklus Rupštas tolimas metimas. Ir Pulgiamo trečias jau rezultatyvus perdavimas. Raitas nepataiko, Tubelis ima kamuolį, Rupštavičius ir toliau. Wow. Labai trumpa rotacija. Ir tikrai nėra tokie blogi Gargždai, kaip šiandien galbūt jie atrodo. Puikus, Augustai, esat Gargždų komandos Advožėlanas Pipkinsas čia klysta, bandydamas atlikti perdavimą, atrodo. Čia buvo pora laisvų komandos draugų ant tritaškio. Žalgiris greitoje ataką. Metimas buvo labai netaiklus. Vėl ta pati mikrodvikova. Vėl labai sunkus metimas ir vėl Mauzesas Raitas atrodo liečia ten tą kamuolį. Rupštavičius greitoje atakoje, pelno taškus. Turint tokią rotaciją, kol kas didesnių problemų nėra. Na šiaip tikrai pirmajame kėlinyje gerai laikėsi gargždiškiai. Už Lietuvos rinktinę solidžiai atrodė dabar šiandien čia prieš Gargždus. Be pramestų metimų iš žaidimo. Mantas Rupštavičius čia 132-40. Galim turėti turbūt ir 100 skirtumą. Na, jeigu ne taškų, tai bent naudingumo. Dastinas Lyva. Tikrai solidus. Tokie linksmieji kalneliai. Žiūrint į tuos visus statistinius rodiklius. Ir tiesiog vienas malonumas, tai kad galime jį stebėti čia Kaune, taip, Lietuvoje, Kaune ir ne tik Kaune, ir kitose LKL arenose. Vaištaras, nelengvas dar vienas jo metimas. Būtas metimai, prieki greit skuba Gargždai, dualo Vaištaro, šis nepataiko. Rupštavičiaus dar ir rezultatyvus perdavimas. Panašu, kad taps naudingiausiu šio vakaro rungtynių žaidėjų. Mantas Rupštavičius, nors ir Tubelis čia po